Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Antanas Kolakauskas, politolog z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kovne. Dzień dobry, labas rytas jums. Dzień dobry, labas rytas. Lenkai davė prezidentui Komorovskijui geltoną kortelę ar jau visą raudoną? Kaip jūs vertinate prezidentinių rinkimų rezultatus Lenkijoje? Manau, kad kortelė dar geltona. Bet gali atsirasti ir antra geltona. Po 2 savaičių bus antra geltona, tai reiškia raudona, taip? Tada jau Manot, kad Duda laimės? Bus raudona. Nesu tikras, nes skirtumas labai nedidelis, bet iniciatyva yra Dudos rankose. Man čia panašus variantas, tipas rinkimų, kaip kad buvo Adamkaus kova su Paksu. Ir tada visiems atrodė, kad turi laimėti, ne visiems, o daugeliui taip, kad turi laimėti Adamkus, o galų gale laimėjo Paksas, nors ten pirmo turo rezultatai buvo Adamkaus naudai. O čia net pirmo turo rezultatai ir šituo atveju skirtumas labai nedidelis, bet tas skirtumas duoda ko gero pasitikėjimo tiems, kurie balsavo už Dudą. O kadangi ir visuose zondažuose, tyrimuose viešosios opinijos dabar partija Teisė ir teisingumas pirmauja, jeigu būtų rinkimai, tai jų kandidatas natūralu, kad irgi ko gero pirmauja. Kodėl net 70% Komorovskio rėmėjo kampanijos pradžioje sumažėjo taip staigiai rinkimų dieną? Ar čia apsiriko kompanijos, kuris darė tos tyrimus, sondavo, ar... Įtariu, kad ir tyrimai, daugeliu atveju šitie komerciniai viešosios opinijos tyrimai visur nėra atliekami labai kokybiškai, siekiant pigumo. Nes reikia daug daugiau klausimų, reikia daug daugiau išsiaiškinti, už ką tu. Ir ar balsuosi. Paprastai sako, balsuosiu, tik tai nepaklausia, ar tikrai eisi į rinkimus. O juk šiaip jau aiškiai apsisprendė, tai kokių 30%. O kiti, jeigu susiklostys palankiai aplinkybės, jeigu neturėsiu ką veikti, tai nueisiu. Aiškiai žinau už ką. Vėlgi nedidelė dalis. Dabar galvoju šitą, bet tam, tiesą sakant, į tuos nežinančius, neapsisprendusis ir orientuotos visos rinkimų kompanijos, nes tie, kas aiškiai apsisprendžia, jų agituoti nereikia, jie ir taip eis, jie žino už ką balsuoti ir čia kiek nori, bet tokių yra dauguma ir kiek paveikia, kiek nusivilia kažkuo ir taip toliau. Ir dabar bus užduotis, kaip rinkimų kandidatų štabams, kaip pasiekti tuos, kurie liko namie ir nebalsavo pirmą turą. Reikia dar rodyti Komorovskijui, ko gero, ką ir bando, kad Andžejaus Dudos atėjimas tai blogai Lenkijai. Tada gazdinti, kaip sakant, kuo gero ir manot, kad dabar užsijima, kad vėl... gazdinimo banga Komorovskio, taip? Taip, bet kiek jį bus įtikinama, tai ko gero galima labai abejoti, nes akivaizdu iš pirmų žingsnių Komorovskio, kad jau šiokia tokia yra panika ir nelabai žino, ką daryti, kaip mobilizuoti. Aišku, 2 savaitės yra laiko, bet sakau, tai jam galimybės laimėti arba sunkesnės ir darbo reikia įdėti daugiau ir garantijos, ko gero, 100% nėra. Kaip paaiškinti Pavelo Kukizo sėkmę? Jis gavo 3 rezultatą, surinko 20%. Dainininkas, pirmokas politikoje. Kodėl Lenkai, net 20% Lenkų atidavė už Tai visų pirma, nusivylimo vadinama sisteminė politika ir pačia politinė sistema. Rezultatas, jeigu atsirastų žmogus, kuris sugeba nusivylusių sistemą, bet nenusivylusius politiką patraukti paskui save, tai tokį patį rezultatą galėtume gauti bet kurioje šalyje. Ir buvo Lietuvoje atveju. Ar jis, pavyzdžiui, jeigu laimėtų rinkimus, ar jis ką nors pakeistų? Labai abejoju. Jis visų pirma, ko gero visiškai sąmoningai
daro už jį beje didžiausias procentas, bet skirtumas ko gero. Nors gal ir Valinsko, didžiausias procentas jaunų žmonių. Iki 30 metų amžiaus iš visų balsavusių daugiausiai už Kukizą. Bet kadangi Kukizas dabar nepateko į antrą turą, tai dabar didžiausias klausimas, už ką jo jo parama šitam antram turė gali būti viena iš lemtingų, nors didelė dalis jo rinkėjų, ko gero, išvis neateis į antrą turą, bet jeigu jis sugebėtų sumobilizuoti, žiūrint ankstesnius, jis buvo tarsi ir platforma Bevatelska šalininkas, bet dabartiniai pasisakymai ir net... Jo, bet dabar Komorovskis jau iš karto po to pirmo turo pasakė ten lozungus, paėmė iš Kukizo rinkiminės kampanijos. Bet Kukizas jau suspėjo ir pasišaipyti ir sako, kad darys pareiškimą. Jis iš vakar, čia kažkur, internetiniai žiniasklaidoj skaičiau, kad jis ko gero abudu laiko blogais, bet Duda mažesnių blogių. Žodžiu, ir čia Komorovskis pasielgė. Ir čia ko gero taip. Ir aš čia šitą turėdamas omeny, kad desperatiškai, desperatiškai elgėsi. Kitaip sakant, kaip ceitnote atsidūrė žmogus, ieško galimybių ir daro klaidą. Nors gal kartais, jeigu į tas klaidas adekvataus atsakymo neturi kitas šachmatininkas, daro dar klaidas ir kartais būna. Ką Lietuvai reiškia tokie rinkimų rezultatai? Ar Duda Lietuvai naudingesnis būtų nei Bronislavas Komorovskis? Aš jau vakar kažkam atsakinėjau telefonu į šitą klausimą. Aš čia taip klausimą iš vis nekelčiau. Jau sakiau, ar lengviau bendrauti Lietuvos politikos formuotojams, valdžią turintiems Lietuvoje, su Duda bus. Sunkiau. Akivaizdu. Kodėl jūs taip manot, kad bus sunkiau? Nes politologas Kasčiūnas sako, cituoju, Dudos laimėjimo atveju Lietuva galėtų grįžti į regioninį bendradarbiavimą, o ne klausytis Lenkijos priekaištų. Ir dar, Duda ir į kitas vidurio rytų Europos šalis žiūri kaip į partnerius, o ne kaip į satelitus. Jūs nesutinkate su tokia nuomonė? Ne, aš čia visų pirma yra irgi hipotezė, kad Duda elgsis taip, kaip elgėsi amžinatilsį prezidentas Kačinskis. O klausimas, jis jaunos kartos politikas, jaunos, jau 40-mečiai, truputį daugiau kaip 40, 96 metais baigęs teisės studijas Jogailaičio universitete Krokuvoje. Tai jau yra kita karta. Jo mąstymas, žinoma, modernesnis, bet ko gero, ypač iš pradžių, jis vis tiek orientuosis, kad ir parlamente būtų, jį parėmusios jėgos, o tos jėgos yra įvairios, žinom, Jaroslavo Kačinskio ir taktika, ir politika labiau konservatyvi, mažiau proeuropietiška, kitaip sakant, liberaliai, mažiau proeuropietiška, labiau nacionalistinė, nors aš nepasakyčiau, kad ksenofobinė. Dabar Lietuvoje valdančiajam elite dominuojantis mentalitetas yra ne visai toks. Jis labiau atitinka platformą Bevatelskio ir Komorovskio retoriką, tai reikia pereiti į kitą retoriką. Tokio Landsbergio tipo politikai, senojo Landsbergio, su Duda tikriausiai rastų bendrą kalbą, bet dabartiniam bus sunku rasti. Taip, arba sunkiau, ne tai, kad sunku. Lenkijos nacionaliniai interesai nepriklausomai nuo to, kas Lenkijos prezidentas nesikeičia. Lenkija per didelė šalis. Keičiasi niuansai. Taktika keičiasi. Bet Lenkija nėra prezidentinė šalis, čia yra parlamentarinė tema. Taip, Lenkija nėra prezidentinė šalis ir akivaizdu, kad taip susiklostė, kad Lenkijoje, akivaizdu, kai sakom pusiau parlamentinė, pusiau prezidentinė, tai Lenkija, žinoma, parlamentinė kol kas šalis labiau negu prezidentinė, skirtingai negu Lietuva, kurie yra dabar atvirkščiai. Gerai, tai sakot, Lietuvai geriau būtų, jeigu Komorovskis antrą turą laimėtų. Ne, aš nesakau, kad, kam čia geriau. Politikoje visada yra galimybė, reikia dirbti su tais, kurie yra. Ir čia rinkėjų pasirinkimas. Ir čia geriau. Gerai, o Lenkijai pačiai geriau, kad Komorovskis laimėtų ar Duda antrame ture? Kad... Vėl, vieniem geriau, kitiem blogiau. Politikoje visada tie, kas laimi ir kas su tuo sieja savo politiką, viltis. Politika niekada, ypač šita vadinama atstovaujamoji demokratija, kuri atstovauja teoriškai.
O konkrečiai atstovauja konkrečių interesų grupių interesus. Tai tom grupėm yra gerai, jeigu gerai atstovauja, o pralaimėjusiam konkurencingom yra blogiau ir viskas. Ir tos tengiasi rasti klaidų. O valstybės mastu čia negalima. O kad visiems visų atstovautų, ne, dažniausiai tai yra pateikiami, kad dalies interesai ir yra, arba didžiosios dalies interesai, ir yra visų interesai. Gerai, jeigu jūs būtumėt Lenkijos pilietis dabar ir jums reiktų atiduoti balsą, įdomu, už ką jūs balsuotumėt? Aš tiesą sakant, čia jeigu būčiau, tai aš visų pirma niekada taip emocijom jokiuose rinkimuose nesivadovauju. Jokiai vieną partiją, kaip ir Lietuvoje, nesu. Skaitau programas, tiek labai nesu įsigilinęs. Ir dar mano, kartais situaciją sprendžiu apie tą. Nesu vienos jėgos šalininkas. Manau, kad ir turi keistis politikai. Per daug užsibūvę, ko gero psichologiškai galima suprasti, kad platforma obywatelskos ilgesnis buvimas valdžioje yra stagnacija, biurokratija. Ir biurokratijos sustiprėjimas. Antrame ture gali būti didesnis aktyvumas tie, kurie liko namuose ir gal buvo nustebinti rezultatais. Gal dabar eis balsuot, nes vis tik norėtų, kad Komorovskis gal būtų ir antrą kadenciją prezidentų Lenkijos. Gali būti ir didesnis, ir gali būti ir mažesnis. Jeigu Kukiso šalininkų dauguma, o ten jaunimas, visiškai tikimybė, kad manys abu tokie ir nėra ko čia eiti mums rinkimus. Mūsų kandidatas pralaimėjo. Kukisas kurį nors paremtų ir žiniasklaida vėl aktyviai agituotų, kad arba vieno, arba kito pergalė yra pavojus ir, kitaip sakant, potencialių šalininkus ir vieno ar kito, kurie iki šiol liko namuose, ir jų daugiausia, ko gero, Komorovskio liko namuose, sugebėtų pažadinti, kad reikia eiti, tai tada būtų daugiau. Bet sunku pasakyti, kaip tam ir yra rinkimų kampanija, kad nuo jos priklauso, nieko čia iš anksto neatspėsi. Nieko neatspėsi ir nieko mes čia nepasakysim. Dar šitą temą daugiau įdomesnio, mes keičiam temą šiandien Józefo Pilsudskio mirties metinės. Ar keičiasi lietuvių požiūris į Lenkijos maršalką Józefą Pilsudskį? Irgi dalies keičiasi, arba dalies jis kitoks ir buvo, negu masiniai viešojoje opinijoje vyravo. Ir šiek tiek dabar ir masiniai viešojoje opinijoje yra, ne vien absoliučiai neigiamo, negatyvaus. Bet visumoje dar radikaliai nieks nepasikeitė. Visiškai, kad jis sutaptų su Lenkų požiūriu į Pilsudskį, vyraujančių Lenkų požiūriu, nes tarp Lenkų irgi yra įvairūs požiūris į Pilsudskį. Tai nėra. Ir Pilsudskiui vis dar nieks nenori net rodiklės į Pilsudskio gimimo vietą pastatyti, nors ten yra ir memorialas, ir važiuoja, kitaip sakant, nors viešumoje ir galėtų būti, kas nežino, pravažiuoja, užvažiuoja. Tadgi viskas yra, bet rodiklės savivaldybė nepastatė. Nėra. Yra vietovė, bet kad kaip Smetonos gimtinė, Pilsudskio gimtinė, nėra su ženklu. Nėra, nors turizmo jau brošiūrose yra, nes važiuoja ir Lenkai, ir Japonai beje važiuoja, nes ten ne tik Józefo Pilsudskio, bet ir Bronislavo Pilsudskio, profesoriaus Sorbonos universiteto, kuris Japonams svarbus, kaip į vakarų kultūrą įvedusi senąją Japonų kultūrą. Ir beje svarbus kaip Lietuvos politikos kryždirbystės tyrinėtojams prancūzų kalba pirmieji straipsniai, kurių lietuviškai netgi nebuvo. Ačiū Jums labai už pokalbį, profesoriau. Dziękuję. Naszym gościem był Antanas Kołakowskas, politolog z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Komnie.